Užsidėjau koliką, užsivirinau naują flanžą, prisisukau kojas variklio ir perpjoviau tą kolektorių kas 2 cilindrus ir perpjovus plokštumos realiai prasikeitė vienas su kita šiek tiek, tai ant įtampos buvo tie vamzdžiai, tai labai gerai, kad įpjovau, tai dabar reikės nuvežti, nušlifuoti plokštumą, kad būtų lygi ir su koliku bus viskas išmetimo. Tada įsiurbimo pusėje biškai daugiau padaryta dalykų, sudėti aušinimo vamzdžiai, davikliai visokie, ten daviklis. Tai turim įsiurbimo kolektorių ir čia yra labai daug dalykų, kurie yra nereikalingi ir neveiks ant būstinto motoro. Tai visų pirma, čia bako alsoklis, nereikalingas, dujų nedėsim, tai dujas irgi išmesim. Tada šį čia irgi kažkoksai vamzdelis, čia į tą bako alsoklį eina nereikalingas, reikės kažkaip užglušint. Čia stabdžių stiprintuvas, tai šitas dalykas bus reikalingas, bet pasižiūrėsim, kaip čia įtvirtintas yra, nes šitame kolike niekad nebūdavo būsto, tik tais vakuumas arba atmosferos slėgis, tai čia greičiausiai jisai niekaip nesifiksuoja ir ant būstų jį tiesiog išspjautų lauk, tai gali būti, kad reikės kokį stuceriuką prasiriekti įdėti ir jo, o daugiau, jo lasoklynas visas turi išsimest lauk. Tada čia yra... Šitas vamzdelis yra degalų slėgio reguliatoriaus, tai irgi reikės visur uždėti, kad nenupūstų tų vamzdelių. Čia gale yra jungtis irgi vakuuminių žarnelių, tai čia jos aišku jau mirusios, tai vieną paimsim geidžiai, kitą galbūt kažkokį užglušinsim, kurios nereikės. Ir jo, tai va čia tokį keletą dalykų dabar nusimesim. Dar ten yra laisvos eigos vožtuvas, kuris irgi bus nebereikalingas. Dar disa, tai disa toks vožtuvas, kuris keičia runerių ilgį, kad ant žemų geriau traukti ir panašiai, tai pas mane jisai net neveikia, tai irgi jį reikės, jaučiu jo nepanaikinsiu, bet išardysiu ir išimsiu ten tą sklendę, nes ten toks kaip varžtas būna, kuris gali įkristi į variklį, nes jau ta sklendė buvo pradėjus barškėti ir aš ją buvau atjungęs ir uždėsim atgal, jaučiu, kad nieko nebeburtų čia daugiau. Na, va iš šitos pusės, tai irgi čia alsoklio kažkiek gaiduosi, kai tai irgi čia užglūšinsim tuos vamzdelius, nes alsoklis dabar tiesiog bus nebe į siurbimo kolektorių. Dujas, tai čia tiesiog atsisuksim ir čia gal tiesiog užmauti vamzdelį, tai pažiūrėsim, ten išsuksim tos stuceriukus arba užvirinsim arba įsuksim kažkokias akles. Čia irgi dujų vamzdeliai padarytas, kad matytų kompas, kiek dujų purkšt. Tai galbūt šitą naudosim savo kažkuriam tai geidžiui ar ten kažkam, kam reikia stuceriuko tokio. Pasižiūrėsim, arba užglušinsim. Praktiškai viską nurinkau, kas kaip ir nereikalinga. Tai visas va šitas skaištis realiai taip išlindęs buvo, tai jį galima su pirštais pilnai ištraukti lauk. Na, jisai iškrist neturi kur, nes ten jisai įsiremia. O kodėl jinai barškėja, tai net neįsivaizduoja, bet čia yra toks vaštuvėlis ir kaip patikrinti ar disą, bent jau diafragma gera, tai uždengt šitą skylutę ir jinai turėtų pilnai neatsidaryti, kol nepaleidai. Kažkokios Engine Tech firmos, tai tikrai ne originalas, tikrai nieko stebuklingo. Kažkas čia viduj buvo pradėję barškėti, gal tas pats solenoidas ar kažkas, nežinau, tai arba čia šausim silikoną ir įdėsime atgal tiesiog nepajungtą, išimsim tą sklendę arba nusipirksim tiesiog block-off pleitą. Čia laisvos eigos vožtuvas stovi, toks dalykas, tai va irgi ganėtinai purvinas. Jeigu jisai yra užstrigęs, tada jisai kaip ir nebarška, o šiaip tvarkingas turi tokią garsą leisti, čia irgi galima jį išplauti, nebereikalingas dalykas. Toliau, čia yra irgi kažkas su emisijom susiję, tai galima užblokuoti šitą portą ir šitą portą, arba tiesiog tuos 6 portukus iš viršaus ir iš vis nebedėto vamzdžio, tai čia dar nežinau kaip darysiu. Tai va šitą laisvos eigos skylę net neįsivaizduoju kaip reikės uždaryti, čia kažkokį kamštį reiks pirkti įsukamai prasisriekti. Jo, čia vietos biški yra sriegiai, tai kažkur reikės ieškoti kažką suburt. Tai vėl lėksim su tokiais pats geidžiais kaip ir ant dizelio, tik tai aišku kitas modelis, bet tas pats gamintojas. Tai čia bus būsto, alyvos slėgio ir alyvos temperatūros geidžas iki 2 barų būsto. 6 mm biškį didesnio diametro.
Ir būstą rodo šičia, o ten dar akiniukas yra, kuris rodo alyvos slėgį, temperatūrą ir voltažą. Akumuliatoriaus, kas nelabai aktualu, bet viskas kaip ir ok. Kol kas, kaip ir pačią geidžio dar neinstaliuosiu, noriu tik tais išsiaiškinti, kur galiu sudėti pačius daviklius, kad jie gerai veiktų. Map sensorius tai belekuriais, nėra skirtumo, šičia viskas irgi kaip ir nėra skirtumo. Žarnelis šitas nereikės, čia, man atrodo, geidžio laikiklis kažkoks universalus, irgi nereikalingas dalykas, tai mums esmė yra va šitie 2 davikliukai dabar, kad įsisuktų ir bus ledas tada. Na tai dar biškai aprinkom motorą. Kolikas čia tik taip uždėtas. Uždėjom dar generatorių, kurio nedažiau ir apiplovau tiek, kiek įmanoma, nes šiaip restauruotas buvęs. Po išplovimo pradėjo skleist garsą, tai to šiukšlės tikiuosi iškris kažkur. O šiaip jo, viskas normaliai apsirinko, užsidėjom dar šitą, kad pasižiūrėtų ir nieks netrukdys. Tai va ten jau įdėjom, kaip matot, prailginimą tokį. Ir čia šitame adapterį yra įsuktas originalus slėgio daviklis ir tas, kuris į geidžą eis. Na, o šitoj vietai bandysim padaryti tada turbūt šitą originalų temperatūros daviklį ir šitą kažkaip įsukt. Ir galbūt dar tepimą kažkaip padaryti toj pačiai vietą, nes vat, į aną vietą, kurį įsuktas šitas slėgio daviklis, šitas daviklis per ilgas buvo, tai netilpo. Tai reikės kažką išmastyti tokio. Ir jo, bet šiaip jau vaizdas po truputį daras. Dar šitų žarnų reikės nuo čia, kur eina naujų, nes anos išdrakonintos ten aušinimas dujoms padarytas buvo. Na ir laisvos jėgos vožtuvas jau susirėgiu. Litagrai santechnikos priekėse radau tokį daiktą. Ir tiesiog jį su knipeksais įsukau šičia, biškį patepęs. Ir aišku, plastiką čia pats prasisrėgia automatiškai. Tai nupjausim jį kažkur, užvirinsim tą skylę, kad nebūtų, ta prasme, atsikišęs toksai gaidukas. Ir jo, jeigu kažkam įdomu, kokio maždaug reikia diametro sriegio, tai čia gaunas 32 mm. Tai va 32 mm belė kokią nesąmonę su sriegiu nusipirkti, čia įsukt ir viskas. O dabar kaip matosi pirštas gražiai įsisuka iki tam tikros ribos ir po to jau su knipeksis, tai išrausim sriegių klejų. Ir čia nebus jokio nesandarumo, nepralaidumo. Na, o toliau tai atbulinis vožtuvas yra šičia, tai jisai neleidžia pūst oro į tą vamzdę. Tai kaip ir viskas ledas. Nepateks būstas, ta prasme, į stabdžių puslę, nes tada būtų neįmanoma nuspausti stabdžių pedalą, kas būtų labai negerai. Tai vat, toksai dalykas. Na, o kadangi originaliai jisai buvo neturbininis, tai jis neturi jokio vakuumo siurblio. Vakuumą stabdžių puslė gauna iš pačio variklio, tai kol esam ant būsto nėra stabdžių stiprintuvo, bet, ta prasme, niekad nestabdai ant gazą, tai čia kaip ir ne problema tokia. Bet jo, toks įdomus dalykas. Aš išsiskleidžiau ir variklio laidyną, tai šitoj pusėje yra dujų laidai, o šičia yra kaip ir purkštukų laidynas, tai čia viskas susijungia, prasiskyriau ir matau, kad tiesiog realiai, manau, šitą provodkį yra splaisinta tiesiog į tarp laidų. Tai užtenka tiesiog jas nukirpti ir sujungti taip, kaip buvo pagal spalvas. Ir turėtų čia būti viskas ledas, ir turėtų būti išmesta šitą visą nesąmonę. Tai jeigu kažkas norit šitos dujų sistemos, galit parašyti, galėsit nupirkti. Tai vat. Jo, dabar čia jaučiu nieko daug nefilmuosiu, nebent atrasiu, kad čia kažkas kitaip, bet šiaip pagal viską, kaip matau, vat irgi, pavyzdžiui, čia tai tiesiog paimtas pliuso laidas, tai čia nieko nereikės sujunginėti papildomai. Na tai motoras praktiškai paruoštas krauti į kėbulą, nušlifuotas kolektorius, uždėtas, prisuktas absoliučiai visos veržlės, reikėjo tik šitos veržlės kampuką pašlifuoti, realiai būtų galima ją uždėti atitraukus kolektorių ir tipo dedant kaip pirmą veržlę, bet jau nenorėjau atsisakinėti kampuką pašliavau užtilpo, o šiaip visos veržlės užsidėjo ganėtinai nesunkui, iš apačios su paprastu rakčiuku eina prisukti praktiškai visas, apart šitos dvi kraštinės gan sunkiai. Toliau užsidėjome siurbimo kolektorių, prisiveržėm. Nepamenu, rodžiau, čia padariau tokias zakluškės, tiesiog susukau, čia nukarpiau tos galiukus soklyno. Uždėjau, kad būtų kaip originaliai. Ir
kur buvo dujų purkštukų padavimas, ten irgi sukau tiesiog varšiukus nupjautus tokius, kad nekeistų oro srauto pačio kolektoriui. Na, o dabar, ką dar padariau, tai užsidėjau gazos sklendę. Čia tokie buvo 2 iškelimai, tai juos nušlifavau, kad eitų užmauti silikoną vėliau. Tai dar neįsidėjom disos, dar liko laisvų laidų, nes čia, man atrodo, bako ventiliacijos vožtuvas, čia turbūt bus disa, o čia net nežinau nuo ko, o šį čia nuo laisvos jėgos vožtuvų, kuris čia turėtų būti, bet jo nebėra. Tai reikės čia dar tokį perėjimą užsidėti, nes čia buvo išsišakojimas, kuris nereikalingas. Čia taip pat užblokavom šitą portą alsuoklio, nes alsuklynas bus į atmosferą, per čia dabar, nebe į siurbimą, tiksliau ne į atmosferą, gal padarysim atgal į turbos paėmimą, čia dar matysim ateityje, priklausomai nuo to, kiek alsos motoras. Čia starterio laidai dar nepajungti, nes reikia dėžę pradžių įsidėti, tai eisim išsitraukti dėžę, reikia susitvarkyti 5 pavaros tą pasvirimo problemą, tai turbūt irgi nieko nerodysiu, nes jau esu filmavęs dizelį kaip darau. Tai va ten esam įsidėję aftermarket slėgio daviklį ir galiai yra įsuktas originalus. Na, o ši čia yra alyvos temperatūros daviklis, tai reikia dar sulaukti perėjimo ir vėliau čia turėtų išeiti tik iš ranką prisukti. Na, arba tą bakelį nusisimsim, kad būtų prieimas. Taip pat neužsidėjau dar vanuso linijos, nes kažkaip pamiršau nuvežti, padaryti naują, perpresot. Ir galvoju, kad turbos tepimą darysim iš to vanuso varžto, šausim apačioj skilutę, sriegį, įsuksim perėjimą tokį ir iš ten, realiai, va čia, kur ten matos toksai iškilimas sidabrinis, tai ten ir sukas tas vamzdukas, tai iš čia labai gražiai išlys. Na, arba iš čia ištrauksim tą žarną ir nuvesim čia. Šiaip nežinau, kodėl čia nieks nedarė paėmimo, padavimo turbinai. Tai gal nuo čia padarysim, na čia žodžiu, nėra skirtumo. Disos kol kas nedėjau, nes turbūt kažkokią zagluškę padarysim. Ir jo, toliau ką dar nusipirkau. Šitam automobiliui tai kelias naujas aušinimo žarnas. Čia vieną tokią, dabar net nepamenu, kur jungės. Antrą ir dar trečią. Nes šitos buvo realiai sugadintos su dujom, ta prasme, nupjautos, įdėtas trišakis ir padarytas aušinimas dujoms, tai dujas išmetėm, tai noris kažkaip tvarkingai ir tą žarną sudėti. Tai va, susimesim šitas, vieną čia kažkaip eina iš pečiuko, kitą ten iš apačios, žodžiu. Pasižiūrėsim, sumesim ir kaip ir galės kraut motorą. Smagartį turim 2 litrą, dizelio, dėvėtą, visiškai lidinis, ta prasme, nei kiek nekliba į šonus. Nusivalysim, sankaba 2 diske, irgi dizelio. Žiūrėsim, kaip susidės su tą dėžę. Gausis biškai sunkesnė sankaba negu benzininė. Tai biškai gal lėviau apsukas rinks, bet turėtų ant degalų ekonomijos biškai geriau būt. Nors čia taip jaučiu 2 litrų 100 jisai ir ims kaip nieko, bet gal kažkiek bus geriau, gal kažkiek padės. Na, šiaip praktiškai viskas susirinkta, čia priekį, čia nėra skremuliuko uždėta, čia nėra įtempėję. O taip jo. Na tai galim pažiūrėti, kaip atrodys uždėjus turbaką. Toksai agregatas, nežinau, kolektorių uždėjus, tai belė kaip masyviai atrodo tas variklis. Bet šiaip dailiai atrodo, aišku, variklio skyriui daug kas pasislėps. Nekantrauju išgirst balsą šito daikto, tai kybam į darbus. Taip, aš nesuprantu, kas yra su žmonėm, negerai. Norėjau dėti motorą, kažkaip buvau jau gavęs tą sankabą seniau ir netkreipiau dėmesio, kad atsiuntė fucking 6 bėgiai dėžiai, o ne 5 bėgiai, kur tų šlicų išdrožų žymiai daugiau. Negana to, kažkodėl įdėjo, čia išminamasis guolis kažkoks kustom, įdėjo 2 išminamosius guolius ir įdėjo 2 šakutės, identiškas, ta prasme, antras. Ir fucking įdėjo ne tokią sankabą. Kai dizeliui pirkau,
Tai reikėjo va ten tokios tarpinės tarp dėžės, kur ant sienos pakabinta. Tai įdėjo 2 tas tarpinės, bet vieną mano motorui, o kitą kitam motorui. Nu, ta prasme, what the fuck. Ir ta atrama plasmasinė, kuri dėžė dedas, turėjo būti custom, bet ją pamiršo įdėti kažkodėl. Oi. Tai va dabar neaišku, kiek reiks laukti, kad gal tą sankabą įbana. Tai jaučiu krausiu tiesiog tokį motorą, kad vietos nebeužimta ir po to po vietą dėžę reikės krauti vidų. Na tai motorą įmetėm be dėžės tiesiog. Tai iš čia tiesiog varinant traversą atsirėmęs dabar. Ir kol gausiu tą perėjimą sankabos normalų, susimatavau čia žarnas, kur reikia pasigaminti, visas stiprintuvo žarnas naujas, vanuso žarna nauja, tepimą, nanobėgimą tai pačiam reiks virintis. Ir galvoju dabar per tą laiką pasiruošti kaip ir EFR gauge'ui duslintuvą, įsivirint sensorių vietą. Tai jo, čia pats gauge'as widebando, tokio pat stiliaus kaip ir būsto. Čia daviklis deganės widebando, tai jo, išsipakuosiu dabar viską ir prisimesiu downpipe'ą plius minus, kurioje vietoje galiu šautą daviklį. Teliką užmečiau tik tais tam, kad nesimėtytų ant žemės ir nesimaišytų. Motoras labiau pasviręs, taip stovės, nes kol kas nėra dėžės. Ir jo, tai va pasigaminom visas naujas hidraulinės šlangas, tai vanuso tepimas, tada vairo stiprintuvo vieną žarną su greita jungtim, vairo stiprintuvo aukšto slėgio naują žarną, irgi perpresuota, nes jau jos visos tokios buvo pažeistos tos žarnos arba prihaltūrintos. Na ir vairo stiprintuvo kitą žarną ant greitos jungties. Taip pat greitom jungtim paėmėm auringų, pakeisim po 2 vienetus yra, jeigu gerai atsimenu, viena jungtį. Na ir pasigaminom turbinos tepimo žarną, atrodo, kai dušo kabinos kažkokią žarną, bet jo, čia viskas turėtų būti gerai. Tai jungsim nuo vanuso visgi tepimą ir padarysim biškį protingiau. Pradžiai galvojau šitame varžte gręžti skylę ir įsiriekti kažką tokio, įsukti stuceriuką kažkokią, perėjimą padaryti, bet radom pirkti 2-gubą vanuso tą varžtą bandžio, kaip čia viengubas yra, tai tiesiog prasikiš pro vieną skylę, pro antrą skylę ir tiesiog vieną tą paviršlį į tarpą įmest ir pasijungs paprastai su vienu varžtu tvarkingai. Tai pabandysim užsimest tą žarną, prisiveršti štai šitą. Na tai sankabą pagaliau turim po savaitės. Atsiuntėte šitą kitą dalį, tokių fiksatorių dedas. Uždėjom ir galėsim dėti, toliau dar dėžę biškį pasirašinėjau, išsėmiau čia tą silnikiuką, per kurį vis laik leidžia pavarus virtės, tai pamiršau nusipirkti naują, tai įdėsim, kai bus jau mašinai turbūt. Toliau variklį tų pagalbų reikės, šitas išdėlės yra, tai pažiūrėsiu ant senos dėžės lyg geras buvo. Sankabos komplektų tokį įdomų išpinamą įguolį turim custom su varžtais diskatoriaus ir šakutė kažkokia irgi pripjauta padaryta. Šiaip labai kompaktiška šitą sankabą, tai turėtų, manau, susidėti neišdrožus ten dėžės tų sutvirtinimų, kaip aš dariau dizeliui. Ir jo, pažiūrėsim kaip lekia, šiaip žmonės sakė, kad pradžiai būna tokie lyginai nelabai nori išsimint, bet biškai pravažiuoja ir susitvarko, nes taip realiai va iš šonas net nelabai turi judėjimą tokio iškart išcentruotą, realiai vos negaunas, tai gal dėl to. Tai dėžutę užmetėm, pagaminau ir tiltelę beveik, liko čia pragręžti skylės, nes dabar esu nupjovęs kaip ir sriegį nuo senų pagalvių, kad prisimatau tą tiltelę, aišku, apsišlifuotos kampus tokius baisius, čia dar šausim sutvirtinimą tokią ir bus tvirtas tiltelis. Kodėl reikėjo custom tiltelę? Todėl, kad dėžė dabar stovi 10 laipsnių pasvirus, nes plyta yra 30 laipsnių pasvirus, o dizelio motoras 20 laipsnių, tai išdėjus dizelio dėžę, gaunas, kad viskas pasvyra 10 laipsnių, tai nebetinka joks tiltelis, nieko suburti irgi neina, nes šitą pusę gauna žemiau, šitą aukščiau, tai čia va greitai iš tokių gabaliukų pasidariau tiltelį, aišku, gražiau būtų buvę, jeigu būčiau vientisai išlankstęs, bet kaip ir nelabai turiu kur įsikišti tokį ilgą metalą, kad normaliai sulankstyti, tai iš tokių gabaliukų šovėm ir iš esmės, manau, netgi dar tvirčiau gavos, nes apsivirnau grinai iš visų pusių. Ir iš viršaus, ir iš čia, ir iš čia, ir iš galo.
Ir jo, pasimatavau, kad čia būtų vienodi tarpai visur, kad dėžė nebūtų per aukštai ar per žemai. Prisuktas irgi pakabinamos guolės. Na ir dabar dar ką reikia, tai reikia šitą traukutę, kur jungias į pavarus virti, nupjaut, pasuk 10 laipsnių ir privirint, kad galėčiau junginėti pavaras. Na ir bus viskas. Jeigu būtų standartinė kulysa, tai dar reikėtų visą tą aliuminę šakę, visą aliuminę tą koją irgi nupjaut, pervirint tam tikrų kampų, kad viskas pristvirtintų. Bet va, čia iš esmės jau kaip ir viskas. Dėžėje tai va, galima patraukti ir stovi savo vietai. Viskas labai puikiai. Aišku, čia biškai gal pasėdusios tos pagalvės, bet čia manau, kad jeigu šiek tiek nebus visiškai per centrą, didelės reikšmės neturės, nes vis tiek per gumą viskas susideda ir išsicentruoja. Bet šiaip manau, čia ganėtinai viskas tiksliai gavos. Tai kaip ir sakau, čia dar vieną šausim, apšlifuosim viską, nudažysim gražiai ir bus plius minus originaliai atrodantis tiltelis. Tai va, čia visur tarpai yra, nėra didelių, bet neturėtų nieks niekur kliūt ir turėtų būti viskas nice. Kažką iškukinom ir traukutę. Tai reikėjo biškį iš centro netgi, taip prasme, taip šonai biškį pribirinti ją ir pasukt, kaip man čia taip tiesiai yra, ten gaunasi jau pasukta. Tai pasižiūrėjau, pavaras junginėjas, 5 bėgis, 1 bėgis, ten atbulinis, viskas įsijungia. Shifteris stovi per centrą, tada sankaba išsimena. Na, o šiaip atrodo tai ganėtinai neblogai, aišku, galėtų ir gražiau atrodyti, bet manau, čia visai neblogai žiūris. Norėjau šiaip su matiniais dažais nudažyti, bet turėjau tik tais blizgių, tai teko šaut su blizgiais. Na, o dabar ką, nusimsiu tą tiltelę. Reikia pabaigti prisisukti pavarų dėžę normaliai, nes ten dar kelių varžtų trūksta. Ir viskas, galės konstruoti kardaną. Persimės ten irgi dar kelias dalis reikia nuo seno. Ir su drivetrainu kaip ir bus viskas. Nors kardaną gal dar nedėsiu, nes man atrodo, kad nupirkau išvirtiminės traukės. Tai man atrodo, kad šitą pakeisti reikės diffą išimti arba prikelt kažkaip, tai jo, pasižiūrėsim. Na, tai biškai susimečia ir priekį, pažiūrėt, kaip viskas tinka. Tai, čia su šitą vietą, su įsirbimo pusė veisgeitų bus niuanso. Reikės kažkaip spręsti, bet manau, kad čia galimai net reikės kažkiek pjaut, kad tilptų visi vamzdžiai. Tai prasukau jau starterio variklį, atbėgo čia alyva. Tai slėgis kaip jau ir yra motorė. Tai dabar pasijungsim tepimą. Pasidariau taip pat alyvos nubėgimo vamzdelę. Susidėjau visą duslintuvą, kardaną, pasikeičiau tam pakabinamą, gumas kardano visas. Karščio apsaugą sudėjau, realiai iš apačios kaip ir surinkta, išvirtiminės traukės dar sudėjau. Tai dabar pasijungsiu visus laidus. Jau užsidėjau vataričių laidus, čia dar reikia minusą pajungti, čia žiūriu minusas vienas atjungtas, tai pažiūrėsiu, ar čia tiesiog splaisintas yra dujų laidas, ar kažkur atjungtas. Tai galimai tiek. Na ir tada ten į kompo dėžę viskas sujungt. Prasuk dar biškį starteriu ir pabandysim užkurti ant standartinio kompo, standartiniais purkštukais, kur vakuum lygiai kažkokie turėtų būti. Atrodo viską užglušinau, kad nieks niekur nebėgtų, tai be vandens pabandysim prakurti, išgirst balsą. Dar purkštukai nepajungti. Purkštukus pajungsim, biškį dar prasuksim variklę ir turėtų būti pirmas garsas. Žiūrėsim, ar užsikursiu standartinio kompo be laisvos jėgos vožtuvo nemapinas, bet vožtuvas atjungtas, tai gal kažkaip pats susigaudys pagal sklendę, kad duot garsų. Na, tai pabandysim prasuk dar starterį.
bandom kurt. Panašu, kad nėra kažkur ant durų dušintuvos. Jo, nes priekį labai girdžius. Bet priekį kažkas būdu daro. Šiaip, išsikūrė. Žaliavės kvapas. Ir daugiau nieks lyg ir nebėga, kol kas niekur. Šitas nėra normaliai priverstas, tai tikiuosi nenuskrišė kūrinėjant. Nu, bez tą gaidą. Šiaip nėra, kad labai garsiai dirba, bet žemo tono tai turi nemažai. Nu ir čia su uždaryta sklendė, tai čia tylus režimas. Bet tai dar prakūriau ir pro šį čia leidžia nesandarį, tai aš čia šitos vietos nešlifavau durnelis ir dabar turiu gaidą. Tai su kubu tokia situacija, kad čia truputį apserdėm, čia aišku apibėgo alyva nuėmus tą filtro korpusą. Visą laiką reikia atsisukti filtrą, kad iš korpuso išbėgtų alyva, tą buvo pasidariau, bet kažkiek vis tiek viduj buvo. Problema tame, kad įsipyliau vandens ir tas vanduo bėga kiaurai tarp dangtelio ir krūtinės šičia. Tai labai unfortunate, bet jau taip yra su tais automobiliais. Šiaip atrodo, prieš rinkdamas viską pasižiūrėjau ir paviršius, kad nebūtų kažkokių tais nelygumų, nešvarumų. Su skudurėliu valant netgi, ta prasme, net nebepaliko ant skudurėlio jokių nešvarumų. Paviršius neiškorėjęs, tarpė netvarkingai uždėta, čia per tarpą ten vandens pompos, kaip ir viskas jaučias. Ir kiaurai bėga vanduo netgi be jokio slėgio. Tai arba dangtelis kažkur mikro įtrūkimo turėjo, kurio aš nepastebėjau ir prisukus, priveržus, trūko. Arba, nežinau, kažką pramazinau, kažką praleidau ir turiu gaidę. Tai dabar atsisuksiu škyvą, nusimsiu vožtau dangtelį, nes iš viršaus laiko tą priekinį dangtelį keli varžtai, taip pat dugninės. Čia, vat, kaip matot, keli varžtai laiko dangtelį, tai atsileisim dugninės biškai daugiau varžtų, kad atsipalaiduotų tą dugninę ir kad įkišant atgal tą dangtelį nepasižeistų galvos ar dugninės tarpinės ir bandysim pažiūrėti, kas čia blogai su to dangteliu. Na, tai darbo šiek tiek daugiau buvo, negu galvoju, reikėjo degimą pasileisti, kad prieit prie vat šito ir šito varžto. Very nice, very good. Nu, šitas kaip ir nesmė realiai, bet ten tas buvo uždengtas. Ir problema. Atradau svarbiausiai. Tai pažiūrėkit, kas čia per gaidys tarpinė. Ir kaip aš nepamačiau, kad ta prasme tokia skylė neuždengta. Realiai būčiau be tarpinės idėja būtų jaučiu mažiau leidę, tai crazy tiesiog. Tiesiog crazy. Ir čia MP4 tarpinė. Ir toks gaidys iššautas iš L-ringo. Ojojoj, nežinau, kaip čia reiks gražiai įdėti atgal tą visą krūtinę. Nesugadinus čia visko. Bet kažkaip bandysim. Ir tikiuosi daugiau nebeleisiu ir nebereikia šito variklio gyvenime ardyti, nes net nebegaliu jį žiūrėti dabar.
turim darbinę temperatūrą, dingo tas takšėjimas iš galvos kompensatoriaus, nu gal dar biškį yra. Šiek tiek ir autoklį rūksta. Bet šiaip jau darbinė temperatūra, ventiliatorius nėra, tai stebiu temperatūrą, kad neperkaistų. Guolinis vėjo malonėlis sukasi. Šiaip lyg ir nieks nebėga, dar nueisiu iš apačios pasižiūrėti. Nu, o biškį ir spalvų jau įgavo. Padirbo, pagazavau, viskas kaip ir normaliai atrodo. Dingo takšėjimas iš kompensatorių, nes, prasidirbo, užsipildė, viskas dabar tvarkoj. O šiaip jo, lyg ir nieks niekur nebėga, bent jau kol kas. Aišku, alyvą ten nespėjau šilt iki ten maksimalios temperatūros, tai sunku pasakyti, ar viskas bus gerai, bet vanduo kol kas kaip ir nebėga. Tai laukai šiek tiek lyja, o dabar aš kaip ir bandau pasijungti gaugės. Į Afaro gaugį iš tikrųjų ganėtinai įdomi, čia viskas jungias, nes viskas jungias per tokį kontrolerį, kuris skaitmeninį vaizdą perduoda į geidžą ir paskui analogą 3 laidukai eina į variklio kompą, kad matytų realų riebumą mišinio iš to pačio vieno daviklio ir nereikėtų 2. Tai čia pačio daviklio laidai, čia pats daviklis, taigi per nesminiai dalykai. Šitas bus kompo dėžiai, čia pajungimo schemos, čia dar turiu būsto, alyvos slėgio, alyvos temperatūros, geidžio, kuris jungias realiai taip pat, tik tais, kad nėra to kontrolerio. Tai triukšminga laukai neslyja, tai va čia visi to būsto, alyvos slėgio ir temperatūros davikliai, o šičia bus degalų mišinio kontroleriui ir geidžiui. Ta prasme, šitas duos srovę pačiam kontroleriui, davikliui ir visam kitam, o iš kontrolerio signalas eis į geidžą. Tai viską galima čia prasikišti, yra ten skylė. Visi laidai prasikišu tiesiog šičia į saloną per apačią. Ten pas mane komforto blokas nešanglas buvęs. Na ir ten per skylę viskas čia palei šoną, gražiai išsitraukiam šičia. Na ir pasijungsim tiesiog prie mago viską, prie mago laidų. Man taip kažkaip patogiausia atrodo, nes ir šviesų ta prasme yra switchas ten, kadangi jungų šviesas čia paryškėja ar kažkas patamsėja tie geidžiai, naktinis režimas įsijungia, tai viską šausim tiesiog prie mago
Ir nežinau, susijungiu viską ir galėsiu parodyti. Taip pat draugelis atspausdino irgi laikiklius geidžiam, bet tokius. Tai dėsim vietoj grotelių, kurios ir taip sulaužytos, tai nebus gaila. Ir nežinau, viską sujungiu ir galėsim protestuoti. Jau ant dizelio jungiau kažkada tos geidžius, tai jeigu kažkam aktualu ten, kaip kokius laidus pajungiau, tai galit pasižiūrėti, čia esmė visa ta pati yra iš esmės. Na tai pajungiau visus daviklius, laidai kol kas belia kaip, noriu pažiūrėti, ar viskas veikia. Faras irgi pajungtas. Geidžiai sumesti, atrodo šitaip. Čia dar irgi nieks nesukišta, nepajungta atgal, bet atjungus tai pirmą padėtį. Įsijungia geidžiai, galim pabandyti užkurt, pažiūrėsim, ar veikia, nes kol kas 0 baro. Alyvos slėgis 4 barai. Alyvos temperatūra kol kas nerodo nieko, tai gal tik tais nuo tam tikros temperatūros pradeda rodyt. Whitebandas kol kas šyla pats sensorius, tai mišinio riebumo nerodo. Na, alyvos slėgis pašilus variklį nukris ir 11,4, tai riebiai dirba, bet kol kas šaltas. Tai idealus mišinys yra 14,7. Ką reiškia šitie skaičiai, tai kiek dalelių oro gauna vieną dalelę degalų, tai 11 dalelių oro gauna vieną dalelę degalų dabar, tai turėtų būti kažkas apie 14 iš tikrųjų. Tai va šitas labai svarbus yra benzininiam varikliam, ypač tunintėm, tai įmetėm, kad matytume gyvai. Bet kol kas atrodo viskas veikia.